9:08 ir mes, kaip žadėjome, mūsų studijoje svečias, garsus lenktynininkas Benediktas Vanagas. Labas rytas, Benediktai. Labas rytas, sveiki. Iš karto turiu klausimą, ar labai dideliu greičiu rūkote į radio centro studiją? Iš tiesų, kvailystė gavosi, buvau primiršęs mažumėlę, nuvažiavau susitikti su bičiuliais ir kolegomis, užsakiau kavos ir prisiminiau, kad turiu būti radio centre, tai pagal kelių eismo taisyklės atvažiavau lygiai tuo laiku, kurio turėjau būti. Viskas aišku. Svarbiausia, kad atvažiavot. Taip. Benediktai, mes su Aušra nusprendėme pradėti tokį naują su svečiai žaidimą, kur, aišku, varžysimės mes su Aušra, kuris iš mūsų taikliau galime nuspėti ir išvelgti žmonės. Mums reikia iš jūsų istorijos ko niekada pats nesate daręs. Tai gali būti tikras dalykas arba netikras, o mes jau su Aušra gali būti ir melas. Taip. Na tai aš niekada. Aš niekada Dakare nenumušiau karvės. Blemba. Kažkur labai girdėta. Taip, skamba mano ausyse Aš sakau, kad tiesa. Gediminai, tu sakai, kad tiesa, ar ne? Tu Šiur aš manai, pirmas. kad Benediktas yra numušęs karvę. Mat, aš taip žiūriu, Benediktą, žmogus, kuris galėtų numušti karvę. Nesakau, tiesa ir aš šį kartą. Tai palauko, tai bus kaip tada? Tai aš galiu tą patį sakyti. Gerai, mes manom abu, kad tai tiesa. Aš niekada nesu numušęs karvės, tas tiesa. Karvė buvo išbėgusi, bet aš jos nepaliečiau. Tai jūs teisūs, taip? Mes pasimetę sakyti vidų. Tai gerai, taip lygiosios. Įsiskaityti. 0-0. Taip. Va. Gerai, Benediktai, karvės nenumušėt, dėl to labai džiugu, bet Benediktas yra ne tik tais garsus lenktynininkas, bet jis yra ir apskritai toks visuomeniškas žmogus ir kiekvieną vasaros pabaigą mes dabar tik apie vasaros pradžią jau kalbam, o kai kurie žmonės jau planuoja ir vasaros galą, velomaratonas Vilniuje vyks, jau 7. Ar tai yra lenktynės, ar tai yra labiau toks smagus pasivažinėjimas? Tai yra viskas viename. Velomaratonas, iš tiesų velomaratonas jau yra prasidėjęs, nes tai yra procesas, kuris vyksta visiškai visus metus. Jisai vainikuojasi prieš paskutinį rugpjūčio savaitgalį. Tai yra rugpjūčio 21 dieną. Ir velomaratone startuoja visi. Mes turime specialius važiavimus sportininkam. Tie, kurie tikrai rimtai sportuoja. Mes turime važiavimą sportinį ir tiem, kurie tik pradeda sportuoti ir 100 km distancija jiem atrodo, kad gali būti didoka. Tai tokiu atveju turim 50 km Toyota Semi-Sport važiavimą. Tuomet mes turime važiavimą vaikams. Vaikai iki 12 metų, asmeniškai man tai pats gražiausias startas, nes degančios akis dažnu atveju tai yra pirmasis startas vaikų gyvenime. Visi turi pirmus numerius, kiekvienas jaučiasi išskirtinis, labai gražu. Tėvai, ta prasme, jie susikaupia, laukia, jaudinasi dar labiau negu vaikai. Na ir aišku, pats didžiausias mėgėjų važiavimas, kuomet mes nesivaržome mėgėjų važiavime, tai yra iki 30 km. Vienas velomaratono ratas yra 10 km, pačiame Vilniaus miesto centre nuostabi trasa ir galima iki 3 kartų įvažiuoti ir tuomet tai važiuoja kolegos, šeimos, bičiuliai, draugai, palaikymo komandos aplinkui skanduoja. Na, iš tiesų nuostabus jausmas. Ir geroji dalis apie velomaratoną yra ta, kad susirenka pati geriausia tautos dalis velomaratone. Tai yra socialiai aktyvūs žmonės, kurie... Aš norėjau klausti, kodėl mums ir mūsų klausytojams verta turėtų būti dalyvauti tame velomaratone? Aš manau, kad tai yra kaip infekcija, kurie užsikrėtė ir jinai tampa nebepagydoma liga. Gerąja prasme, žinoma, tai, iš tiesų tai yra socialiai aktyvių žmonių susibūrimas, tai yra tokia gera energija, kokia kažkuria prasme būdavo turbūt sąjūdžio mitingo laikais, kai visi siekėme nepriklausomybės, kai visi turėjome bendrą tikslą ir ką mes pastebėjome, kad, jeigu lietuviai, sakysime, tokie nebūtinai bendrauja su nepažįstamais, tai velomaratono dieną visi keliai veda į Seimo rūmų aikštę ir žmonės važiuodami dviračiais šnekasi tarpusavį, nes jie važiuoja vardan vieno bendro tikslo, sakysime, susitikti, pabūti, pabendrauti ir tai yra visai kitas jausmas. O kalbant apie tikslus, žinau, kad pernai Raudondvariui turėjote bendruomeniai davę pažadą ir jį ištesėjot. Tai visuomet būna... pažadas? Apie pažadus pašnekėkit mums. Labai daug pažadų, nes turime daugybę visokiausių nominacijų ir draugė su mūsų partneriu Amway esame sukūrę Nutrilite iššūkį. Kitaip tariant, aktyviausia bendruomenė nedidžiųjų miestų turi šansą laimėti savo miesteliui arba gyvenvietėj dviračių parką. Skate parką
riedlenčių parką ir taip toliau. Kur tokia būna išlenktos. Taip, tai yra tokios specialios rampos ir ta prasme tikrai, kur jaunimas, vaikai gali, sakysime, pradėti net ir savo sportinę karjerą. Tai praėjusiais metais Raudondvario gyventojai buvo patys aktyviausi. Jie šaunuoliai subūrė žmonės net ir iš Vilniaus ir taip toliau. Ir jie savo bendruomeniai laimėjo gerą, didžiulį riedlenčių parką, kurį padovanojame draugė su mūsų partneriais. Aš žinau, Benediktai, kad šiandien irgi atėjote netuščiomis ir paliksite išeidamas dovanų. Kas tai bus per dovanos? Taip, tas yra teisybė. Velomaratono partneris ir didžiojo važiavimo rėmėjas Ergo nori jums padovanoti, kitaip tariant, atėjau čia pralošti draudimą. Dviračių draudimą šiam sezonui, šiem metam, taip kad aš manau tikrai apsidrausti sveika. Ačiū, Benediktai, kad užsukot pas mus į radio centrą, o jūs, bičiuliai, kaip girdėjote, netrukus galėsite laimėti vertingų Benedikto Vanago atneštų dovanų.